atnaujino Europos čempionatų rekordą, kuris nuo 1998 metų priklausė Jonathanui Edwardsui ir ten nebuvo 18 metrų, buvo 17,99. Fenomenalus Pichardo šuolis, bet teks jį aptarti šiek tiek vėliau, nes dabar jau pristatomos yra moterų 400 metrų barjerinio bėgimo finalininkės. Ajomidė Folorunso pirma žengia į taką ir iš karto mums rodomas Italijos prezidentas Sergio Mattarella. Toliau Fatumeta Bentadielo iš Portugalijos, Nikoleta Jihova iš Čekijos, Lina Kloster pritrenkė pusfinalio bėgime. Pusantros sekundės nurėždama nuo savo asmeninio rekordo. Femke Bol užtikrintai laimėjo savo pusfinalį. Iš jos aukso medalio tikimasi lygiai taip pat kaip ir iš Karsteno Varholmo. Luis Maraval iš Prancūzijos bus iš dešinės Femkei. Lina Nilsen, Didžioji Britanija. Nesupainiokit jos su Lavija Nilsen, sesutė dvinė, kurią mes matėme šiame Europos čempionate besivaržančią 400 metrų distancijoje be barjerų. Kathleen Peters iš Nyderlandų bėgs 9-ajame take. Kuris atnešė sėkmę vakar šveicarui Mumentaleriui vyrų 200 metrų bėgime. Aukso medalį jaunas sportininkas sugebėjo iškovoti. Bet šiandien nuojauta kužda, jog 9 takas, ar 8, ar 2, ar 3 kovoje dėl aukso principinės reikšmės neturi. Femke Bol ir kitos, taip galima būtų apibūdinti šį bėgimą. Right. 2022-aisiais Bol aplenkė dvi ukrainietės, Viktorija Tkačiuk ir Ana Ryžikova, tačiau pastaroji nesugebėjo patekti į finalą šiame Europos čempionate, o Tkačiuk iš viso neatvažiavo į Romą, nusprendė ruoštis kryptingai olimpinėms žaidynėms. Femke Bol jau įpusėjus distancijai turi gana pastebimą pranašumą prieš konkurentes, orientuotis patogu pagal tai, kaip šokama yra virš barjero. Tuomet pastebimas yra tas skirtumas. Tiesiog praraja tarp Femkės ir visų likusių bėgimo dalyvių. Ir jau lieka visai nedidelis distancijos ruožas. Barjeras paskutinis yra įveikiamas be jokių problemų ir Femke Bol finišuoja per 52,5 sekundės, pagerindama Europos čempionato rekordą, kuriai jai ir priklausė nuo 2022 metų. Bravo, bravissimo, bolissimo. Net ir nurėžė dar vieną 100-ąją papildomai.
teisėjai. 52-49 yra nugalėtojos rezultatas. Šiemet beje niekas taip greitai nebėgo. Bol gana vėlai pradėjo sezoną, pirmą kartą pasirodė lauke birželio 2 dieną Deimantinės lygos etape Stokholme ir ten triumfavo, nurūkdama per 53,7. O gegužės 31 dieną Sidnėje McLaughlin Levron, olimpinė čempionė, finišavo per 52,70. Tai Femke Bol dabar įsitaisys geriausių šio sezono rezultatų viršūnėje, pasiųsdama žinutę į Jungtinės Amerikos valstijas planetos rekordininkiai Sidnei. Susitiksim Paryžiuje, parašė toje žinutėje Femke Bol. Antras jos medalis šiame Europos čempionate. Pirmą pasiekė mišrioje estafetėje. Na ir atleiskit, jog žavėdamasis nenugalima Olandė, visai pamiršau kitus medalius. Luis Maraval iš Prancūzijos pasiekė asmeninį rekordą 54,23. Iškovojo sidabrą ir Kathleen Peters iš Niderlandų atbėgo trečia 54,37. Gana ženkliai atsiliko Nikoleta Jychova.